Sveiki. Kaip įprasta, tai, ką jums naudinga žinoti ir tai, kas vyksta Briuselėje. Na, žodis pagaliau, matyt, labai aiškiai apibūdintų tą situaciją, kuri vyksta kartu su diskusija tarp valstybių narių čia Briuselėje dėl, sakykime taip, migracijos ir pabėgėlių dokumentų visumos. Tai yra 10 dokumentų, kurie turėtų, na, sakykime taip, pakeisti arba adaptuoti ES migracijos ir pabėgėlių priėmimo politiką, atsižvelgiant į dabarties situaciją. Šią savaitę įvyko tam tikras proveržis, kuomet Vokietija nuėmė savo nepritarimą arba veto dėl taip vadinamos nepaprastosios migracijos situacijos. Būna situacijos, kada tiesiog sprogimas. Mes matome panašią situaciją ant mūsų sienų su Baltarusija. Tai yra sukurta problema iš niekur, galima sakyti, bet į tai reikia irgi reaguoti. Kas yra numatyta ir kokie pokyčiai laukia? Ant ES išorinių sienų bus kuriami tam tikri migracijos centrai, kur bus, galima sakyti, tvarkomasi su šita tokia nepaprastųjų situacijų susidariusią padėtimi kiek kitaip. Daugiau paramos iš ES ir naujos taisyklės. Iki 40 savaičių tokie pabėgėliai gali būti laikomi atitinkamose vietose, kur bus aiškinamasi jų kilmė, jų atvykimo tikslai, jų, galima sakyti, atitikimas pabėgėlių statusui ir panašiai. To anksčiau nebuvo. Žinia, buvo ir priekaištai Lietuvai, būtent dėl to, kad pernelyg ilgai jie buvo laikomi. Bus taip pat ir numatyta, kad migracijos arba, sakykime, šita situacija, pabėgėlių situacija naudojama kaip įrankis spausti kitas valstybės. Kitaip tariant, tai tampa įrankių kitų valstybių, trečių valstybių rankose. Tai irgi yra svarbus dalykas ir aš manau, kad to mes visi ir siekime. Ar šitas paketas sulauks galutinio pritarimo, dar reikia palaukti, kadangi ir Europos parlamentas buvo pasitraukęs iš derybų štai praeitą savaitę dėl valstybių narių nesutarimo. Panašu, kad tas susitarimas atsiranda ir aš manau geriau turėti tokį įrankį negu nieko ir kaltinti vienoms valstybėms kitas. Matėm, kad Lenkija štai pastebėjo, kad Vokietija pradėjo tikrinti ant sienų ir panašiai. Tai kelia įtampą. Toks susitarimas yra reikalingas, kadangi be jo mes turėsime daug blogesnę situaciją. Šią savaitę surengiau diskusiją, nuotolinę diskusiją apie Wagner karinę grupuotę. Su gerais pranešėjais mes šiek tiek apibrėžėme plačiau, kas tai yra, iš kur atsirado tie Wagner, kaip tai veikia situacija kaiminėse valstybėse, ko galima tikėtis ir koks poveikis arba, sakykime, kokia situacija toje pačioje Rusijoje. Ar Wagner gali atgimti, ar gali vėl susikurti tokia galinga, vos ne 50 000 karinė grupuotė, kuria žinoma, tai nėra nei privati, ją prižiūri vyriausioji gynybos valdyba ir finansuojama atitinkamai pagal susitarimus ir, galima sakyti, yra Kremliaus įrankis. Buvo labai naudinga, aš labai linkiu jums, jeigu norite, pasižiūrėti įrašą, kuris yra patalpintas Facebook'e. Savaitė ši skirta buvo ir rengiant susitarimą, aš esu pranešėjęs dėl ES plėtros ir reformų arba gilinimo. Labai įdomi tema, kad rasti balansą, kurie nori plėtros, o kurie nori ir reikalauja reformų, bus labai įdomu. Pranešimas bus pateiktas balsavimui plenarnėje sesijoje sausio mėnesį. Iki to reikės praeiti labai įdomų laikotarpį ir rasti bendrą sutarimą. Šį penktadienį važiuoju į Jonavą, kalbėsimės Jonavos viešojoje bibliotekoje apie Europos ekonomiką. Kviečiu apsilankyti, tikrai bus įdomu susitikti ir aptarti svarbias ekonominės naujienas. O vakare, penktadienį vakare, Ilonos Janulienės paroda mano biure, tai yra Vilnius Tumo Vaižganto 5. Laukiu ir tikiuosi, kad mūsų visus sujungs kultūrinis vakaras. Iki.